Nu va, šitų reikalų jūs tikrai turite pamatyti. Pažiūrėkit, kas čia daros. Čia štai verda tie kiaušiniai, jau čia antra partija uždėta. Dabar jau čia vienas išimėm. Va, žiūrėkit, išiminėja. Pažiūrėsim, kokie gavos. Vienas tai jau čia kiurkso. Va, guli. Ko tai užtemo. Bet va čia gimsta naujas margutėlis. Nu, parodyk. Va, va, va. Ten koks tai lapelis buvo, va. Dobilėlis. Dobilėliai. Su dobilėlis buvo šitas margutėlis padarytas. Ana, parodyk dar. Va, šitas su žaliu ir su visokiais dar margumynais. Nu, žodžiu, supratot, kaip čia viskas vyksta. Taip, va štai dar vieną šitą pažiūrėsim, kas čia gausis. Nes čia nepaprasta gudrybė. Ant laužo virti margučiai. Tokio dar dalyko nebuvo mano gyvenime. Bet labai smalsu ir įdomu. Va, 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 štai kokis jisai tenais. Ei. Tai reikia nuplauti. Taigi procesas vyksta visas. Va. Nu palauk. Gerbėmiai čia sodininkai, daržininkai, gamtininkai nieko nespėja pamatyti. Pavartaliok truputį iš lietų. Va, va, va. Eina, sau bus gaila juos daužyti tokius. Pažiūrėk, koks gražus. Nu va. Šitoks stebuklas gimsta štai tokiom juokingom sąlygom. Laužė verdami kiaušiniai. Juokas ima nors tu ką. Na, bet tai ką, tai viskas. Pamatėte, kaip čia viskas vyksta, daugiau nieko nerodysim. Paslaptis. Kai visi bus gatavi, dar kart parodysiu. Nuotrauką įdėsiu. Viso gero. Gerų jums švenčių.